Įsivaizduokite, kad esate uždarytas mažame kalėjime, narvelyje ir neturite galimybės treniruotis fiziškai. Tačiau jūsų protas tampa jūsų galingiausių įrankių. Tai buvo majorui Jamesui Nesmetui. Kiekvieną dieną jis savo mintise žaidė pilną golfo partiją, įsivaizduodamas kiekvieną smūgį, garsus ir kvapus aplinkoje. Ir kai tik jisai pagaliau grįžo į aikštyną, jis sužaidė 74 smūgius, tai buvo 20 smūgių geriau negu prieš kalėjimą. Tai įrodo, kad vaizduotė gali būti galingas įrankis sporte. Sveiki visi, sugrįžę į sporto veidrodį, malonu jūs vėl visus matyti. Labai dėkoju tiems, kurie pasirašėte į kanalą, kurie paspaudėte patiktukus ir prakomentavote po video. Labai smagu. Taigi, toliau mes tęsime Hockey Tough knygos apžvalgą ir šiandieną mes pereiname prie naujo skyriaus, kuris vadinasi Vaizduotė ledo ritulyje. Vaizduotę galima naudoti ne tik ledo ritulyje, bet ir bet kuriame kitame sporte arba gyvenime. Kiekvienas ledo ritulininkas žino, kad sunkios treniruotės, valandų praleidimai ant ledo, driblingas, metimai, pasikartojimai, trenerių užduotis, begalinis čiuožimas. Bet kas jei pasakyčiau, kad yra būdas treniruotis net neužsirišus pačiūžų. Tiesiog gulintas sofos, pavyzdžiui, kokių 15 minučių prieš miegą. Tai yra vaizduotės galia. Savo knygoje Hockey Tough Saul Milleris skiria svarbę dalį būtent šiam įgūdžiui. Šiandien pakalbėsim apie kas yra vaizduotė, kodėl ji veikia ir kaip ją galima panaudoti, kad būtum tvirtesnis, greitesnis, protingesnis ir labiau pasitikintis savimi aikštelėje. Pažiūrėkime, kas yra vaizduotė. Pradėkime nuo paprasto apibrėžimo. Saulas Milleris rašo taip. Vaizduotė tai patirties kūrimas ar atkūrimas savo galvoje. Tai nėra paprastas svajojimas, tai tikslinga psichinė repeticija. Naudojant vaizduotę, tu matai save atliekantį veiksmą, girdi garso efektus, jauti slydimą, pavyzdžiui, pačiūžomis, net užuodi ledo arenos kvapą. Kuo tai ryškiau, tuo smegenys stipriau reaguoja, tarsi tu iš tikrųjų tai darytum. Milleris pabrėžia, kad vaizduotė tai nėra fantazija, tai treniruotė. Kūnas gali ilsėtis, bet protas vis dar žaidžia varžybas arba treniruojasi. Kodėl tai veikia? Mokslas rodo, kai įsivaizduoji veiksmą, tarkim, smūgiuoji į vartus, smegenyse suaktyvėja tos pačios nervinės grandinės, kaip ir realiai atliekant veiksmą. Tai reiškia, kad net nesportuodamas fiziškai tu stiprini įgūdžių ryšius. Lavini reakciją, kartoji sėkmę ir augini pasitikėjimą savimi. Ledo ritulyje, kur sprendimai priimami per sekundės dalį, toks psichologinis pranašumas gali atskirti gerą žaidėją nuo išskirtinio. Kaip naudoti vaizduotę ledo ritulyje? Kaip tai pritaikyti, Milleris išskiria 4 pagrindinės sritis. Pirmas – įgūdžių lavinimas. Įsivaizduok, kaip valdai ritulį, smūgiuoji į viršutinį kampą, atlieki tikslų perdavimą. Tokia vizualizacija palaiko techniką net tada, kai esi traumuotas arba ilsiesi. Antras – tai yra žaidimo situacijos. Įsivaizduok, kad esi mažumoje, uždengi perdavimo liniją, blokuoji smūgį arba išmeti ritulį. Arba daugumoje, greiti perdavimai, išėjimas į laisvą vietą, įvartis, psichiškai pasiruošęs realiai sureaguosi greičiau. Trečias – emocijų kontrolė. Ledo ritulys – greitas, emocionalus, kartais nervinantis žaidimas. Blogas teisėjo sprendimas, klaida, gautas smūgis, visa tai gali išmušti iš vėžių. Vaizduotė leidžia pasiruošti tokiems momentams. Tu matai save ramiai, atsigaunantį ir tęsiantį žaidimą. Visą tai tu matai gulint ant sofos. Ketvirtas – prieš rungtynes. Daugelis profesionalų naudoja vaizduotę dar prieš atvykdami į areną. Jie įsivaizduoja, kaip eina į rūbinę, velkasi aprangą ir iščiuožia į ledą. Tokia rutina ramina ir suteikia pasitikėjimo. Rungtynės tampa tarsi jau patirta patirtis. Tai nėra jau naujiena. Jie jau pasipratinę iš anksto ir tai jiems nenauja.
Sėkmingos vaizduotės raktai. Kad veiktų vizualizacija, reikia laikytis keletos principų. Pirmas – ryškumas. Kuo vaizdas aiškesnis, tuo geriau. Reikia girdėti, jausti ir klausyti. Antras – pozityvumas. Vaizduok sėkmingus veiksmus, o ne klaidas. Vaizduotėje klaidų daryti nereikia. Trečias būtų pastovumas. Kaip ir treniruotės, vaizduotė reikalauja kartojimo. Geriau kelios minutės kasdien, nei 1 valanda per mėnesį. Visi pojūčiai. Įtrauk regą, klausą, lytėjimą, net kvapus. Kuo tikroviškiau, tuo efektyviau. Pavyzdžiai iš sporto. Daugelis legendų naudoja vaizduotę. Wayne Gretzky sakydavo, kad jis matydavo žaidimus dar prieš jiems įvykstant. Matydavo situacijas turbūt, taip. Tai ir yra vaizduotė. Ne tik ledo ritulyje, olimpiečiai, golfo žaidėjai, gimnastai, visi jie remiasi šiuo metodu. Neseniai savo Instagram puslapyje pasidalinau, kaip Formulės 1 lenktynininkai lygiai taip pat mokosi vairuoti automobilį arba gludina posūkių paėmimus būtent vaizduotėje. Ir dar vieną dalinausi irgi savo Instagram puslapyje. Tai kaip elitiniai Jungtinių Amerikos valstijų karo pilotai visą savo skrydį prieš tikrą skrydį įsivaizduoja galvoje. Ledo ritulyje, kur viskas vyksta akimirksniu, psichologinis pasirašymas yra ginklas prieš chaotišką žaidimo eigą. Dabar praktinė rutina. Kaip praktiškai tą atlikti? Štai paprastas 5 minučių pratimas prieš rungtynes. Paklausom. Susirask ramią vietą ir užsimerk. Antras, giliai pakvėpuok. Trečias, įsivaizduok, kad eini į areną ir jauti pasitikėjimą. Ketvirtas, matyk pirmą savo pamainą. Sklandus slydimas, stipri kontrolė, tikslus perdavimai. Pamaina tai tas shiftas vadinamas. Ir penktas, pagalvok apie vieną sudėtingą momentą, pavyzdžiui, varžovo išpolis prieš tave ir įsivaizduok, kaip sėkmingai tu jį sustabdai arba jo išvengi. Pavyzdžiui, padarai kokią nors spinoramą 360 ir kali į devinkę. Pavyzdžiui, jeigu eini, paprastas pavyzdys. Įlėki į zoną su rituliu arba įlėkęs į zoną gauni ritulį, tu atsiduri prieš priešininkų, pavyzdžiui, gynėją, padarai 360, kaip Malkinas darė ir Keinas kažkuriais čia metais, padarai 360 spinoramą su rituliu ir kali iš behando į, pavyzdžiui, į kairį viršutinį kampą ir pataikai įvartį. Visą tai galima pagalvoti galvoje, tai pamatyti. Ir vėliau, jeigu tokia situacija atsitiks, galima tą padaryti realiai. Bet tai jau bus ištreniruota galvoje ir puikiai žinosit, kaip kada daryti. Taigi, pabaiga. Tai štai tiek apie vizualizaciją. Labai svarbu ją daryti. Tai kaip nematomas ledas vizualizacija. Niekas nemato, kad tu treniruojasi, bet rezultatai pasimato ir treniruotėse, ir varžybose realiame laike. Kai įjungi ir fizinį darbą, ir psichinę vaizduotę, treniruojasi dvigubai. Kol vieni daro tik tai vieną darbą, tu atlieki 2 darbus. Ir treniruoja tuo pačiu metu ir kūną, ir protą, taip kad Saulas Milleris savo knygoje Hockey Tough primena, ledo ritulys žaidžiamas ne tik aikštelėje, bet pirmiausia tavo galvoje. Jei nori būti tikrai tvirtas, neužtenka sunkiai dirbti. Turi protingai įsivaizduoti. Visiems geros dienos, puikios savaitės. Jeigu jūs darysite tai, ką jums rekomenduoja Saulas Milleris ir jo knyga Hockey Tough, kurią aš jums padedu perskaityti ir išversti į lietuvių kalbą, interpretuoti į lietuvių kalbą, jūs jau kitą savaitę pamatysite, kaip jums viskas pasigerins ir šoks jūsų rezultatai, teigiami rezultatai į viršų.
Visiems dėkoju, kurie pasirašėte į kanalą. Dar kartelį labai man malonu ir smagu, jau aš turiu 32 pasirašysius žmonės, taip kad visiems esu be galo dėkingas. Paspauskite patiktukus, pakomentuokite, ką jūs manote apie vizualizaciją, ar jūs patys vizualizuojatės, galbūt kažką pažįstate, kas naudoja vizualizaciją. Ir jeigu tai kažkam tai padėjo, irgi būtų labai smagu sužinoti, kad parašykite, kad taip, aš pabandžiau ir man tai padėjo. Tai man būtų pats geriausias įvertinimas ir paskata daryti šitas laidas toliau. Taip, kad visiems sėkmės ir pasimatom kitą savaitę. Ate.